O šį kartą noriu pasidalinti pačiais seniausiais įrašais. Mūsų kanale esančiais žemaitiško smuikelio įrašais. Gal kas turite senesnių ar įdomesnių? Parašykite, paskambinkite mums. Taigi, tai net prieš 40 metų, 1977 metais filmuota medžiaga. Na ir šiek tiek vėlesnę medžiagą apžvelgsiu. Trumpai. Kadruose, kad ir nelabai kokybiškose, jūs jau matote to meto šventę, žmones. Raskite save, artimuosius, pasidžiaukite tais senais laikais ir savo jaunystę. O dabar, kol eina vaizdai, papasakosiu truputį istorijos. Galbūt ne visi žinote, kokios gilios žemaitiško smuikelio šaknys. Žemaitiškam smuikeliui šiemet, 2017-aisiais, sukaks 46 metai. Taigi pirmoji šventė įvyko 1971 metais. Kiek jums tada buvo amžiaus? Bent jau aš pati net į 1. klasę nėjau, Katino dienos dar nebuvo pasibaigusios. Gal jau radote save vaikystėje, savo tėvus jaunus? Žemaitiškas smuikelis buvo pirmoji tokia kapelų šventė, davusi pradžią ir kitoms panašioms šventėms visoje šalyje. Daugiau kaip prieš 45 metus ši šventė pradėta rengti kaip liaudies muzikos kapelų šventė. Tačiau ji plėtėsi, vėliau vis labiau įjungė dainininkų ir šokėjų kolektyvus. Bėgant metams, žemaitiškas smuikelis išpopuliarėjo ir tapo įdomia ir didelė švente, sukviečiančia meno kolektyvus, dainininkus, atlikėjus, šokėjus ne tik iš mūsų krašto, bet ir iš Latvijos, Baltarusijos ir kitur. O dabar dar pasižiūrėkime, kaip šoka jaunimas ir vyresni, pasigrožėkime šiais tokių senų laikų vaizdais. Unikalus dalykas, bet į žemaitišką smuikelį, į folkloro renginius dar ir dabar pritraukiamas jaunimas. Šventė vyksta kasmet Akmenės pušyne, paprastai birželio mėnesį. Įrašas darytas iš mūsų kraštiečio Juliaus Verbausko archyvų, kuris maloniai jais su mumis pasidalijo.
Čia pažiūrėkime kitus 1977 metų įrašus. Vaikai, suaugę, kokie tai buvo laikai. Kiekvienas juos prisimename savaip. Kiekvienas turime savus vaikystės prisiminimus, kas per žemaitišką smuikelį, kas per kitus dalykus. O kaip sakė Janina Degutytė, žmonės ateina, nueina, kiek praminta takų. Viskas pirkta gyvenimo kaina, viskas baisiai brangu. Šį įrašą rengia Akmenės televizija. Prenumeruokite mus jau dabar. O jeigu patiko, paspauskite dar ir like.